Sveiki, su jumis Synergy LT, mano vardas Ignas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip paskirti jūsų nuo gyventojų pajamų mokesčių sumokamus 2 procentus, bet kuriai iš jūsų pačių pasirinktai nevyriausybinei organizacijai. Tai kaip žinote, kiekvienais metais iki gegužės 1 jūs galite paskirti tos 2 procentus kažkuriai iš organizacijų. Jeigu to nepadarėte, tai valstybė savo numatytą tvarką vis tiek jos paskiria kažkuriai iš organizacijų. Jeigu jūs turite savo pažįstamų rate arba šiaip žinote kažkokią organizaciją, kuriai prijaučiate, kurios veikla jums patinka ir jūs tikite jų tikslais, tai tuomet siūlau tiesiog paskirti tos 2 procentus jiems. Kadangi aš esu pats narys šios Synergy LT organizacijos ir tikiu jos veikla, tai aš savo procentą nuo pajamų mokesčio skiriu Synergy LT. Tada aš parodysiu, kaip tai daroma internetu. Tai vyksta prisijungiant prie elektroninės deklaravimo sistemos, prie valstybinės mokesčių inspekcijos. Svetainės adresas yra deklaravimas.vmi.lt. Spaudžiam Enter ir atsidaro štai ši sistema. Per jos dar nesate prisijungę, tad prisijungimas vyksta per elektroninį parašą. Aš savo atveju naudosiu SEB banką. Jūs pasirinkite jūsų banką, bet kurį banką tvarsime savo, kuriame turite elektroninį bankininkystę. Prisijungimas vyksta lygiai taip pat kaip ir prie jūsų banko. Tam reikės kodų kortelės arba generatoriaus. Sėkmingai prisijungus, jūsų bus paklausta, ar norite prisijungti prie deklaravimo sistemos, tai yra ar sutinkate, kito atveju nėra, tai tenka sutinkti. Atsidaro sistema, jau ta pati elektroninė deklaravimo sistema ir joje susirasti formą reikia pasirinkant meniu punktą pildyti formą. Čia atsidaro sekcija, kurioje pilna formų ir štai matote, yra filtras, kur formos kodo eilutė įvedus 0512, tai yra oficialiai forma šita vadinasi 2 procentams skirta yra FR 0512, tai suvedus tiesiog skaičiukus šitą paieškos laukelį ir paspaudus Enter, jau atfiltruojamas yra visos formos, kurios turi šitą kodą. Kaip pastebėsite, tai yra versija V2 ir versija V3. Visada stebėkit, kad pildykite tą formą, kurios skaičiukas yra aukštesnis, nes tai reiškia, kad tai buvo paskutinė atnaujinta versija. Kaip matote, šita versija yra 17 metų vasario 6 dienos. Jeigu šitą video žiūrėsite jau po kelių metų, tai greičiausia bus jau ir versija kokia 4, 5 ar net ir 6. Tai pasirinkus teisingą versiją, pasispaudžiate ant gaublio ir atsidaro formos pildymus tiesiog internete. Tai jau bus automatiškai užpildyta jūsų asmens kodas, vardas ir pavardė. Tai lieka mums pabaigti pildymą, tai įvedam adresą. Ir tuomet prasideda pasirinkimai visokie. Tai mano atveju, kadangi pildau 17 metais, tai mokesčiai yra skaičiuojami už 16 metus. Visada yra mokesčiai skaičiuojami už praeitus metus. Tai toliau atkreipkite dėmesį, čia yra 2 tokios lentelės, 6 numeriukų ir 7 pažymėtas. Kadangi šitą galim skirti 2 procentus tiek nevyriausybinėm organizacijom, tiek politiniam partijom, tai reiškia, jeigu sutinkate abiems skirti, bet reikia pasižymėti sutinku ir tada padalinti po 1 procentą, arba tik tai viena partija, tai yra tik tai viena organizacija arba partija. Jeigu partijai nori skirti, tada pažymite čia, jeigu tik tai organizacijai, tada pažymite čia. Jeigu skirti tik tai vieną iš jų, tai pasižymite, kad sutinku skirti paramos gavėjui. Ir tada atsisakau skirti kitai iš tų, kad atsisakau politiniai, pavyzdžiui, partijai. Aš neskiriu, tai pasirinkau atsisakau.
Tuomet čia irgi tas svarbu yra, ar skirite paramos gavėjo ar politiniai partijai. Aš kadangi skiriu paramos gavėjai, tai pasirinku numerį 2. Jeigu aš skirčiau ir politiniai partijai, tai tada žymėčiau čia 2 varneles ir antroje eilutėje pažymėčiau politinę partiją čia. Bet kadangi aš skiriu tik tais paramos gavėjai, tai aš viską grąžinu taip, kaip ir buvo. Sutinku paramos gavėjai skirti ir atsisakau partijai skirti. Taigi čia kaip ir jau pasirinkome, E2 laukelį įvedamas identifikacijos kodas, tai yra tiesiog organizacijos kodas, arba įmonės, arba įstaigos, kuri turi teisę gauti nevyriausybinę įmonę. Synergy LT kodas yra 3028735115. Mokesčio dalies paskirtis, tai tiesiog reiktų rašyti, kam skirime, tai šiuo atveju yra veiklos vykdymui. Mokesčio dalies dydis, tai kaip minėjau, jeigu skiriate abiem partijam, tai atsiprašau, ne partijam, bet jeigu skirite ir partijai, ir nevyriausybinė organizacijai, tai skirite tiesiog, čia būtų 1% ir kitoje eilutėje irgi būtų 1%. Bet aš skiriu tik tais nevyriausybinė organizacija Synergy LT, tai skiriu 2%. Čia galite pasirinkti keliems metams iš karto į priekį, norite šitą deklaraciją užpildyti. Tai jeigu nenorit, jeigu galvojat, jeigu manot, kad nepersigalvosit per eilę metų ir tikrai norite visus metus skirti pačiai organizacijai, tai pasirinkit maksimalų metų skaičių. 17 metais leidžia pasirinkti iki 20 metų, turbūt 18 metais leis iki 21 ir taip toliau ir taip toliau. Na ir viskas, kaip ir viskas užpildyti, tai lieka pasitikrinti, ar neįvėlėme klaidų. Tai viršuje yra mygtukas kairėje klaidų tikrinimas, paspaudžiam ir apačioje matome tą skaitėlę. Tai klaidų kaip ir yra 0, viskas tvarkoja, tai yra 3 perspėjimai. Siūlau, kiekvienu atveju gali skaičius skirtis ir jie turbūt perspėjimai ir patys irgi bus skirtingi. Tai siūlau kiekvienu atveju pasiskaityti. Ir mano atveju man įdomus būtų paskutinis, kurį siūlyčiau atkreipti dėmesį, nes jame kalbam apie tai, kad norint, jog jūsų šita parama būtų užskaityta, jūs tiesiog logiškai turite užpildyti ir pačių pajamų deklaraciją, nes kitaip valstybė nežinos, kaip paskaičiuoti, kokia piniginė dalis yra tie 2% nuo jūsų pajamų sumokėtų mokesčių. Tai tiek ir tai lieka pateikti deklaraciją. Viršuje dešinėje mygtukas, paspaudžiam, paklausia, ar duomenys yra teisingai. Taip, pateikti deklaraciją. Ir viskas rodo, kad dokumentas pateiktas apdorojimui, nepamirškit pasitikrinti ir viskas įvyko sėkmingai. Uždarom langą ir mus grąžina atgal į elektroninę deklaravimo sistemą. Iškart galbūt, jeigu norit pasitikrinti dabar būseną šitą dokumento, ar buvo viskas tvarkingai pateikta, ar sėkmingai praėjo patikrinimai, tai pasirinkate vėlgi tame pačiame meniu punkte pateikti dokumentai ir formos ir automatiškai jums atsidarys patį pirmą papunkčiuką pateiktos formos. Ir matysit, pačiam viršuje bus jūsų ta forma, pats vėliausias dokumentas. Tai kai tik pateikta, bus matysit būseną, tai yra statusą, kad dokumentų duomenys yra apdorojami. O kai jau bus apdorojami, galbūt jau tą pačią dieną arba sekančią dieną parodys, kad dokumentas yra priimtas, jeigu viskas buvo tvarkoj. Tai tiek tos instrukcijos. Daugiau apie Synergy LT galite sužinoti šiuo metu laikiname puslapyje synergylt.lt prisidėjimas. Trumpai apie organizaciją, apie šiuo metu vykdomą projektą. Na, ir čia ta pati instrukcija, jeigu kažkam neįdomu video, tai galite pasižiūrėti viską aprašymą su paveiksliukais. Tai ačiū dar kartelį už tai, kad prisidedate prie Synergy LT veiklos, kad prisidedate aplamai prie bet kurios nevyriausybinės organizacijos ir taip palaikote idėjinių žmonių veiklą. Sėkmės!